Hei, buongiorno. Ką tu? Stebiris? Nu, bet aišku, aš to pačiu žinau, kad stebi tikrai, nu, visi. Jeigu ne visi, tai tikrai didžioji dauguma tų, kas čia maudosi. Tai smagu kartais suprast, kad aš galiu čia nebendrauti, bet aš galiu čia su jumis bendrauti, žinau, kad jūs matot. Tai labai smagu, kad jūs esat, kad jūs dalyvaujat, kuriam tą tokią bendruomenę čia. Tuos, kas jau prisėmė tą iššūkį kiekvienai dienai, kas ateina kiekvieną dieną, nu, tai kažkaip čia toks vis tiek bendrumas yra. Tai linkėjimai visiems. Visus jau vardai žinai, va, Gintaras pamatau, žinau, kad ateis, įsėdžiau čia kažką darbuosis, čia Simona, Agnė, Tadas šiandien, žinau, kad net atvažiuos su Sparku, nes kažkaip ten neturi transporto. Valentinas, Tomas, su žmona irgi, visi ten Litauras. Dabar čia kažką nepamatysiu. Tai nepaminėsiu, bet, nu, žodžiu, visi žinot, tas, kas ateinat. Rokas, va, mačiau, irgi mašinas sėdi, kažką kvepuoja, ateis tiksliai ant to laiko. Jau susidaro tokia rutina, viskas taip įprasta. Šiandien Kristinos berods gimtadienis, atėjo su iškepė tortą, vakar siuntė nuotrauką, kad kokį tortą kepa, tai smagu. Žinau, kad Mindaugas su Tadu kiekvieną vakarą eina. Kažkurį vakarą netgi aplankęs jos buvau. Labai Simai, bet tu pavėlavai. Nu. Sveikas. Tai jūs pavėlavot? Ne, mes 9 maudėmės. Taip, 9 dabar užskaitysi gal. Maudėtės dar čia klausimą. Mes nepraleidinėjom. Šlapios batus nusiovė. Va, Ai, nu gerai. galiu parodyti. Čia kaip per naktinės. Tai nebus nuogų kiaušinių? Ne, nuogi. Ne, nuogi. Tatuiruotėm pridengta. Bet pas mus važiuoja, koks buvo. Ir daug kitų miestų maudosi. Man kas dar labai gražu, susikūrė daug miestų bendruomenių, kurios netgi savo herbus įsistatė, įsikėlė savo logotipus. Tai va čia keletas jų noriu parodyti. Tai yra Telšių ruonė, Plungės ruoniai, Eketė Šilaliai, Tauragės ruoniai, Eketė Tauragėje. Tai čia tik tai keletas, dar yra daugiau, tai aš pristatysiu dar daugiau, o jeigu tu turi sukūrę savo ir čia nepaminėjau, parašyk. Žinau, kad Ledinės irgi ruošia kažką tai, bet dar nieko nerodysiu, nors jau man rodė, bet jos dar lygtais ne iki galo tą pasidarė, tai labai kažkaip gražu pažiūrėti, kaip kūrėsi tas bendruomenės. Nu, aš jau atėjau prie Eketės, einam pažiūrėsim, kas pas mus per ruoniai, kokiom jo nuotaikom čia šiandien. Labas rytas, Lietuva. Va, Uselis. Sveiki. Su kastu rimtus. Labas, tai su gimtadieniu? Ačiū tau. Su gimtadieniu, sveikinu. Čia man tradicija jau tapo, žinai, čia paleisti tuos senus metus ir pasitikti naujus. Pirtininko tau šiek tiek vasaros gaivos į tavo namus. O, ja, ačiū labai. 13 maudynių diena yra pyragų diena. Su Kristina. Tai čia tas pats tradicinis. Pamatai, kad pyragas tai yra atvažiavęs. Aha, ir atvažiavau. Rytas. Labas rytas. Labas rytas. Atėjau kaip ir visi. Išsimaudyt, nes ir ten, vat, nebuvo vandens namie, tai vat išsimaudysim. Vardus mokysi. Jo, vardus tai mokausi, bet dabar neklausinėkit. Aš sakau, reikia atsinešti, ateis visiems su vardų lentelėm. Suklijuoti, susirašyti visiems vardus. Jo, Valentinas, gerai. Mes laukiam Valentino dienos, vasarį 14 visą laiką švenčiam jo dieną. Su juo, gerai, būtinai. Skrybelius, su pačiūžom šiandien. Galima man maudytis, bet su pačiūžom. Tai galime nusimt pačiūžas? Pačiūžas nusimt galima? Ne. Labą dieną. Prisuktas. Nu, graži skrybelė. Jo. Kiek šiandien nuvežėm? A, iš tos pusės ten mašiną pastačiau, arčiau vandens ir šitą. Visio, lipu iš pačiūžos. Kaip ledas, čiuožt galima? Nu, matai, čia tos specialios. Šitas greičio pačiūžos. Bet aš nemoku ant jų, ant tų Kanadų moku, žinai, čiuožyklą vaikštą. Bet tai pačiūžas, galima čiuožt? Jo. Vandolė šitas ežeras lygus, galima su pačiūžom čia ateiti. Nepasakyčiau, kad lygus tas ledas, nu bet čiuožt galima. Nu, visi žmogus įrodė, čiuožt galima. Reikia turėti omeny. Nu, šiandien, kadangi pyragas yra, tai čia žmonių, oho, kiek daug. Ką čia atsinešiai? Šiandien jaučiu storesnis ledas. Pasigėdom, labas rytas. Malonu, labai gerai. Pabandėjai, reikia dar pasitikinti. Jo, reikėtų dar ir galvoju dar rytoj ir dar poryt. Tada jau savaitgalis, reikės pailsėti. Ir nežinau, kiek kelintosius 10, bet manau ateisiu dar bent keletą kartelių.
atrodo šalčio nebuvo, minus ten 1 laipsnis, o Eketėje užšalus. Ir taip netgi neblogai užšalus. Tai spėčiau, kad čia buvo daugiau šalčio, negu kad prognozijas rodė. Net ne prognozijas, dabar kai važiavau, mašina rodė -1. Labai gerai. Nieko, energijos. Šoksiu. Faina. Disciplina. Na. Ryto gaiva. Malonu. Labą rytą. Žodis. Einam! Gera pradžia, pusė darbo. 13 diena! Beveik Ronių kalėdos. Čia vietoj lėkščių daužimo. O, tiksliai. Čia raneris išlėdė, moteris čia lėdė. Moteris lėkštės daužo, vyrai ledus į galvas. Šitas storas. Ačiū labai, kad jūs esat. Aš kažkaip, nežinau, 2 metai atsikeliu ryte ir jaučiu, kad, kažkokia kaip sekta iš tikrųjų yra, kad traukia tave čianais būti ir pradėti dieną čianais. Čia kažkokia Hamės varinė. Čia pati geriausia nuotaika. Susiplanuot, kad viską užtektų laiko atvažiuoti. Anksčiau atsikelt. Pavyzdžiui, ne 7, 6, ne 6, tai 5. Viską padarai ir atvažiuoji. Laukiam. Netingėt svarbiausia yra. Netingėt, nes aš vakar patingėjau. Man atrodo, kai žmonės kažko nespėja gyvenime arba tingi, tingi gal ne, bet nespėja, tai prioritetai netaip sudėlioti yra. Tai aš vakar, pavyzdžiui, lėkiau į darbą iš karto atsikėlus, kas labai ten man faina ir patinka, bet likau neįsimaudžiusi. Tai šiandien biškai perdėliau prioritetą. Gera pradžia, pusė darbo. O pradžia čia labai gera. Nereikia motyvacijos, jau čia, toks, kaip sakau, į kraują įaugę ir per tuo šaltuoju laikotarpiu ir visą tą darai. Reklama. Organizuojame Eketėje gimtadienį, šventės, vestuvės, prašom atvykti. Uždaroji akcinė bendrovė, bendra visuomenės Ronis. Kaip sadai šiandien motyvacija atvažiuoti? Atvažiuoju netgi su nuomota mašina. Su Sparku. Jo, atlėkiam. Viena remontuojasi, kita šeimos nariai išgraibstė ir nebeliko. Mašinų šeimoje kalnas, o atvažiuoti reikia atėjau į su Sparku. Jeigu tu niekados neišeisi iš komforto zonos, tai niekados netobulėsi, neauksi, nesivystysi. Tai tik pasikartosiu ir dar kitaip pasakysiu, kad kažkaip vyresni žmonės sako, jeigu niekados nepatirsi kažko naujo, tai vadinasi labai jau sensi. Tai išlikim jauni ir ką nors vis kažkaip ištrūkim iš tos komforto zonos ir patirkim kažką naujo. Įlyskit į šaltą vandenį. Reikia lysti į šaltą vandenį, ar ne? Aišku, reikia. Labai faina. Aš savaitgalį buvau pas tėvus, maudžiausi tvenkinį vienas. Ir dabar čia labai faina sugrįžti vėl pas jūs ir maudytis ežere. Vakar skaudėjo kojas, pirštus, dabar rankų. Žiauriai. Bet gerai, dabar tuoj praeis. Tai žinok, tai gerus dalykus sakyt galima, šitą aš iškirpsiu. Tai... Ai, tai gerus. Ne, šiaip Zaibis vėlgi planuoja ateiti toliau. Geri pojūčiai, smagus kolektyvas, pabendraujam, pavalgom, pusryčiaujam. Čiki. Kai įlipi į vandenį, minčių nebėra, galva tuščia, tai aš nežinau, ką sakyti dabar. Vakare pamatysiu filmuką ir tada galvosiu, ką aš ten prišnekėjau. Kokia man gėda bus. Kadangi turime Eketėje gimtadienį, tai šiandien nuotaikėlė tokia kažkokia tai šventinė. Čia visi dalinasi, bando vardus atiminti, dalinasi savo patirtim, čia kas kažkiek negeria, kodėl negeria. Ir tokių visokių klausimų iškyla apie tokius kitokius dalykus. Ne tik apie grūdinimąsi, bet ir apie ir tos kitus dalykus. Kas dar ko užsiema, ko domisi. Gerą dieną. Ką pafilmuos? Kolega? Kalbėkit, lasdavojais. Kas čia per kastuvas toks su skilutėm, ką jūs čia darysit? Pas kolegą.
klausimai. Turistai valomės savo tekėlę. Čia prie šitų lieptelių. Aha. Prieš kiek metų pradėjot? Ir kaip tokia mintis šovė? Kokį 8? Kažkur tai va taip. Nu, netyčia. Neužbaigiam vasaros sezono, perėjom į rudenį, ruduo perėjo į žiemą. Tai va taip. Ir ką gaunat, ką jaučiat iš to? Jaučiat tikrai, kad va tas ligas atbaidot? Gausi legalus narkotikas. Tik tyriai? Jo, legalus viską, tai įteisinam šitą. Bravo. Sėkmės. Sėkmės jums. Į Trakus atvažiuosit? Nežinome kaip. Kovo 2. Nu, labai gerai save patys pristatė. Ruoniai individualistai. Daug tokių yra, kurie ateina po vieną maudosi, valatas į ketytės ir pasiema tą legalų narkotiką. Ai, visiškai pamiršau mintį, apie ką kalbėjau, kažką apie tą bendravimą ruonių, kaip čia visi vieni iš kitų įsikvėpinėja, kažkokių naujų dalykų atranda. Realiai dalinasi receptais, narkotikų receptais, kaip vat iš to gyvenimo daugiau spalvų išpešt, kažką tai tokio atrast naujo, ką kiti vat jau veikia, daro, atradė, o vat kiti kažką vat pradėjo maudytis, kažkas vat sakau, ar to alkoholio atsisako, ar kažką, o kitų atsisakai alkoholio, tada tiek daug visokių klausimų iškyla gyvenime, tiek daug visokių tai pradedi dalykų atrast. Aš pats tą savo kailių patyręs, nes jau negeriu gal, nežinau, ten 12 metų, reiktų skaičiuoti. Ir tą labai gerai žinau, ir pas mane aplinkui žmonių daug labai tokių, kurie pakeitė tą savo gyvenimo būdą. O tada tos naujos spalvos gyvenimo, nauji puslapiai, kaip čia tą įvardinsi nesvarbu, bet jie pačioj pradžioj pasidaro labai įdomus. Atrodo, o, tai čia dar tokių dalykų yra, čia tas yra. Tas toks kažkoks tai amžinas gyvenimas laimiai, tai įkvepia. Norisi to dalintis, norisi visiems tą kišti, rodyti, siūlyti. Kaip ir jūs to ekite, aš vat kiek kviečiu jau metų. Teikit, nes tu tą atrodo esi atradęs ir norisi, kad visi tą daryti, norisi visiems parodyti, išbandyti, nes tai yra labai gerai. Tai vat kaip, gerai įvardina vyrukas, legalus narkotikas. Tai vat taip ir bus kažkas tai, ar viršelis pavadinta šiandien, ar jie prašymą įdėsiu, būtinai. Dabar važiuojam valgyti Kristinos pyragą varysim valgyti. Jinai, jeigu dar bus palikus man, bet tikiuosi, kad dienos kaip šventės, kaip žydėjimas vyšnios, mūsų dienos kaip šventės, pyragus valgom kasdien.